Tai sveiki, esu Osvaldas Rukšėnas, Vilniaus universiteto fiziologijos ir neurobiologijos profesorius, dirbantis gyvybės mokslų centre. Ir mano kelias į smegenų tyrimus prasidėjo dar mokyklos laikais. Būdamas moksleiviu jau turėjau galimybę lankytis mokslinėje laboratorijoje. Tai pradėjau, kaip vadiname, nuo triušio stadijos, tai yra kaip tyriamasis dalyvavau. Patiko, įstojau, baigiau. Įstojau į doktorantūrą, baigiau doktorantūrą, apgyniau disertaciją, po to antrą disertaciją, profesūrą ir taip tas visas kelias susidėliojo. Tai pati pradžia buvo pagrinde koncentruota į regos sistemos tyrimus, kaip mes matome, ką matome. Po to interesų ratas prasiplėtė, pastaruoju metu daugiau jau dėmesio skiriu tokiems klausimams kaip senėjimas, kaip priklausomybių mechanizmai, kaip lytinių hormonų poveikis organizmui, smegenims ir panašus dalykai. O šiandien tai bandysiu papasakoti apie tai, kas vyksta smegenyse su amžiumi. Ir tas mano kalbėjimas sudalintas arba sudarytas iš kelių dalių. Tai pirmiausia, pabandysiu pagrįsti, kodėl išvis verta kalbėti arba reikia kalbėti apie smegenų senėjimą. Tada kitoj daly trumpai įvardinsiu pagrindinius terminus supažindinimui, kad galbūt aiškiau suprasti. Na ir trečioji esminė dalis, tai jau patys tie pokyčiai, kurie irgi savo ruožtų sudalinti į dvi dalis. Tai pagal tai, kas vyksta taip vadinamoje pilkojoje medžiagoje ir kas vyksta baltojoje medžiagoje.